Labas. Labas ir kaip? Gerai. Tramplynai labai geri. Šoksit? Šoksim. Greičio yra? Labai daug. Daugiau negu net norėjai? Jo, ten bus linksma. Ten tų tramplynų daug, tai ten, oi, bėga šiurpuliukai. Bus linksma. Visus surekinat jau? Ne, dar važiuojam, dar vieną susirašom ir po to pasitikrinsim. Bet bus gerai. Svajok atsakingai, ne? Nes svajonės pildosi. Ačiū. Nežinau, apie ką klausti, ar apie Pumą, ar apie greičio ruožus. Apie nulinio ekipažo rolę. Va, svarbiausia. Taip, mes važiuosim nulinio ekipažo su sesė. Tai čia tas saugumo elementas. Kaip ruožai tau, kuriuos reiks patikrint? Šitas labai geras, labai užpintas ir plotis skiriasi ir siauriau, ir plačiau, ir atsiminti neįmanoma. Pirmi tokie apšilimai, o šitas tai toks stiprus, ypač naktį. Naktį tos siauros vietos iš platesnio į siauresnį, iš siauresnio į dar siauresnį, dešiniau, dar dešiniau žemyn. Okay. Ačiū. Ką papasakosit? Šitas smagesnis toks. Kaip tie miškai tau? Miškai visur vienodi ir viskas vienoda, net prisirišti nėra. Iš Turmano bus misija tikrai rimta, ne? O čia jam pasakyta, man išgirs dar viską reiks. Nes viskas tas pats. Tai va, toks įdomus dotelis šitą. Ačiū. Ko toks laimingas? Greičio ruožai stebina, iš tikrųjų to sniego labai daug yra. Šiek tiek yra neramu dėl per daug sniego, nes vietom to sukibimo nėra. Jau kai susirašinėdami, tai paslidinėjom gan nemaloniai. Ir po šios dienos testų, kai važiavom, tai nebuvo to tokio gero gripo, tai kažkaip taip nuteikė optimistiškai. Bet nuotaikas geras, manau viskas bus gerai, puiku. Ačiū. 100 metų ir 100 metų. Kaip suprantu, prieš pietų spausim, o po pietų dirbsim. Taip atrodo. Ruožai geri, ne? Labai smagu. Smagu, žiūrėsim, kaip gazuosis rytoj. Tikiuosi taip pat smagiai kaip šiandien susirašyti. Sniego labai daug? Vietom. Mes ne pradžiai važiuosim ten pirmiem, gal daugiau bus iššūkių galbūt. Manau, mes susitvarkysim kažkaip. Važiuosim, kaip bus, taip važiuosim. Nieko, kaip pasakyti, nėra prie ko, ką išradinėti. Važiuosim ir viskas. Ačiū. Ačiū. Ar grįžtuku su metučiu? Aha, paimsim, bet pirmą tave pakalbinsim. Labas. Kokie atsiliepimai tavo? Apie šį greičio ruožą, ar apie šį vinterį, ar apie ką? Apie viską. Oi, kadangi šiandien mašiną baigėm remontuoti tik tai 6 ryto ir iš Kauno pajudėjom, tai tokia biški diena sunkoka. O šis greičio ruožas net mane užliuliavo, bevažiuojant, tai toks pusiau apsimiegojęs buvo. O šiaip gerai, galėtų būti šilčiau. Kaip jum? Nešalta? Kol kas ne, bet kol kas. Kol saulė šviečia viskas. Mano mašina rodo, kad dabar yra 7 šilumos lauke, taip kad galima gyventi. Normaliai. Bilieto sėkmiai? Taip. Gerą dieną. Gerą, labai gražios spalvos čia pas jus ir pas automobilį, sportinį, kiek čia. Taip. Patirties daug, ką galit pasakyti apie šitos greičio ruožus Rokiškio žieminius? Tikrai smagus ruožai. Tai pirma dalis gal šiek tiek tokia atviresnė, lengvesnė, lyg tai tokia matyta. Šitas miškiukas labai geras, aišku, biškitas sniegas. Šiek tiek tas gąsdina, bet manau, kad tikrai viskas labai gerai. Sukibimo bus? Antrą kartą tikrai bus.
pirmą kartą sudėtinga, galbūt kokia pirmam 20-ukui, bet visiems bus panašiai, viskas bus gerai. Ačiū. Ačiū. Koks komentaras apie greičio ruožus? Pasako, ką nors. Labai geras. Geri greičio ruožai, greiti, faini. Daug sniego, bus smagu. Kaip sukibimas bus? Matysim, padaras gal vaikys. Tai va, matysim. Langai neatsidaro, ne? Ne, užšalė. Užšalo. Kokie įspūdžiai pravažiavus kai kurios ruožus? Šitas labai įdomus, toks darbingas, su trumpų daug sekcijų posūkių. Šiaip antras, ketvirtas įdomus. Ten tramplinai, siaura. Jo, miškinga, siaura tai- irgi. Bus žiūrovam įdomu ten. O jum? Mum irgi. Jo. Ačiū. Ar ne šalta? Nu, vėsoka, bet prabangiom mašinom čia važinėt. Jo, čia žmona paramą padarius ir leidžia mums kokybiškai susirašinėti ir pailsėjusiems būti. Tai vat, fainas greičio ruožas šitas, daug reikės ir pakalbėti šturmanui ir vairą pasukinėti, bet gan greitas. Viskas super. Naktį tai iš viso bus smagu čia, ne? Jo. Bus reikalų. Nu, bet fainai. Iššūkiai patinka. Ačiū. Ačiū. Labai teisingas automobilis Labai. Susirašymo. Gerai, jeigu sakot, jeigu geras, tai geras. Kokį įspūdį palieka? Žinok, neblogi taip tie greičio ruožai, žinai. Aišku, važiuoti dabar žiemą vėl kitaip, kaip pusnis šonais, kaip siauresnė keliai negu... Didelis skirtumas. Jo, nuo vasaros, čia ar ne? tikslumą reikia. Tikslumą taip. Ir klaidai vietos nėra. Jo, klaidai tai ne, jeigu truputį užleisi ir žinau, kad stovi greviai. Tai va. Ačiū. Gerai, ačiū. Kaip ruožai tau? Geri. Nežinau, sunku man kažką pasakyti. Davai, toj bus. Nusisukta šitas labai. Geri dopai, norėčiau pats važiuoti, Julius padarom geras ten. Ne, šiaip žiauriai faini dopai. Ta žiema pagaliau atėjo pas mus ir nežinau, labai malonu, gera. Nu tau. Man tai kaip, tai testų neturėjau, tai šiandien, aišku, šeikdauną pravažiavom, tai kažko tikėtis baisiai. Slidu? Slidu ir per testus buvo tikrai slidu, Slidu, slysti baisu, tada lėtai važiuoji. Čia kaip važiuoji pats pirmas, tai yra proper Monte conditions, toks visiškai. Gazuoji, šveičiai šoną, turi taip labai santūriai tą valyt kelią, tai hebrai, kas antrų kartų visada bus vežėjai ir aišku bus geriau tas sukibimas. Tik aišku pavojinga bus ant sniego užlip, pirmų kartų tai, sakau, bus Monte Carlo. Bet labai smagu. Visiems vienodos sąlygas sprinto, sakykim, tai pažiūrėsim. Ačiū. Kaip būsimasis meras gyvena? Gerai. Ką apie greičio ruožus Rokiškio gali pasakyti? Tai vairuotojo klauskit. Šitas labai techniškas, šitam gali arba laimėti, arba viską pralaužti. Tai labai reikalauja geros stenogramos. Bet šiaip faini, dopai, viskas gerai. Tai tau teks visai neblogai paskaityti teksą, ne? Tai ir pavairuoti teks. Nes jaunuolis teisų neturi. Toks gyvenimas. Ačiū. Ačiū.
Jūs tai nesilsė, ne? Ne, nėra kada, reikia važiuoti. Ar labai skiriasi ruožai nuo Alksnės? Taip, skiriasi, Alksniai buvo labiau platus greiti dominavo, o čia susukti lėti miškingi, tai radikaliai skirtingi. Alksniai buvo švarus, platus kelias, čia gausus sniego, tad čia sukibimas bus prastesnis, medžiai arčiau, tai reikės jau taip jau lyriškai važiuoti. Bet formą tai jau jauti pagavęs, ne? Jau yra lengviau, taip, sutinku. Sarmoj turėtų būti dar lengviau. Ačiū. Ačiū. Dėkui.